Mhm. Mhm. Aš Šiaip noriu, Mhm. skirti tą įrašą absoliučiai visiems, ne tik tai mūsų grupiai, Tai aš bet ir pasidalinsiu visur. taip, kadangi tai yra labai svarbu. Taip. Ateina laikas, kada dantų pasta pas mus bus tiesiog reguliarus produktas, kuris bus be akcijų, kada galima bus nusipirkti kiekvieną dieną, bet kada ir kiek reikės. Jau artėjom prie to. Ir labai svarbu suprast, ką mes turim iš tikrųjų. Visų pirmiausia, aš noriu jums paaiškinti, ką bus parašyta mūsų etiketėje. Ja? Taip, sekundėlę. Taip, paaiškinimas, aš noriu tą etiketę tiesiog ištraukti ir perskaityti, kas pas mus bus. Taip, visų pirmiausia, ingredientai. Taip, oi, čia angliškai, atsiprašau. Taip. Taip, natūralus, taip. Ingredientų paaiškinimai aplamai, kas įeina į mūsų dantų pastą. Visų pirmiausia, tai yra plantaricinas A. Plantaricinas A. Kitaip jis vadinasi bakteriacinas. Paaiškinsiu paskui, kas tai yra. Bleitilla striata šaknų ekstraktas. Tai yra augalinis ekstraktas iš orchidėjinių šeimos šaknų. Taip pat obuolių malus domestika. Malus domestika mes jau žinom, kas tai yra. Malus domestika pas mus yra kamieninės ląstelės iš sunriso, kurie nuostabiai jaunina mūsų odą, mūsų grožį, apsaugo nuo senėjimo. Taip pat pas mus yra tokie ingredientai kaip drėkikliai, sorbitolis, glicerinas, abrazyvai, kalcio karbonatas, natrio bikarbonatas, tirštikliai yra, hidratuotas silicio dioksidas, celiuliozės guma, ksantano derva ir kiti komponentai, kurie užtikrina pastos tekstūrą, drėkinimą bei švelnų valymą. Ką aš noriu akcentuoti? Noriu akcentuoti apie mūsų dantų pastą, kad tai yra ne šiaip dantų pasta. Tai yra unikalus, absoliučiai unikalus gaminys, tai yra pirmoji dantų pasta, kuri sukurta ne tik švariai palaikyti mūsų burnos erdvę, bet ir subalansuot mikrobiomą, kuris gyvena pas mus burnoje. Jūs turbūt žinot, kad burnoje pas mus irgi yra ir gerų bakterijų, ir blogųjų bakterijų. Jeigu mes nepalaikysim švaros, tai blogi berniukai pradeda ten pas mus daryt revoliuciją, tai blogas burnos kvapas, tai yra dantenų uždegimai, tai yra visokių nemalonų dalykų, dėl kurios paskui reikia eiti pas dantistą. Ir šiaip neužtenka tiesiog valyti dantis su paprasta dantų pasta. Neužtenka naudot siūlos, neužtenka skalaut burną, dėl to, kad mūsų mikrobiomas tiesiog ten sako, padėkit mums, labai padėkit, mums labai sunku, jūs valgot visokių nesąmonių, jūs valgot cukraus daug, jūs neprižiūrit savo burną taip, kaip to reikia.
kodėl tas mikrobiomas taip nuliūdis? Dėl to, kad jisai žino, kad mūsų virškinimas prasideda kur? Burnoj. Taip? Pirmas žingsnis, kada maistas atsiranda pas mus mūsų kūne, tai yra burna. Ir teisingai sako, kad 33 kartus reikia pakramtyti ir tik tai paskui praryti. Visų pirmiausia, kada mes kramtam, visi tie blogi berniukai eina su maistu į vidų, į mūsų skrandį. Plius, kadangi mes pripratom ryt, o ne kramtyt, tai reiškia mūsų maistas tiesiog neapdarojamas. Tas pirmas etapas, kuris turi būti, jis virškinimo, tiesiog neegzistuoja. Ir tas maistas, kada atsiranda mūsų skrandį, jis pradeda tiesiog pūt. Kodėl taip atsitinka? Dėl to, kad danteną skauda, ne visi dantys yra, ir aplamai daug problemų, ten visokių ten randukų būna burnoj, kas mums, iš tikrųjų, nepadeda virškinti maistą. Tai va, tai mūsų dantų pasta iš tikrųjų yra unikali. Kodėl? Dėl to, kad visų pirmiausia, jeigu kalbėt apie burnos sveikatą, itin svarbu, kad terpė nebūtų ne per rūgšti, ne per šarminė. Normalos burnos pH svyruoja tarp 6,2 ir 7,6. Mūsų probioD dantų pasta turi pH 6,1, kuris yra labai arti natūralaus lygio. Kodėl tai yra svarbu? Esant per rūgščiai terpiai, tai reiškia, kad mažiau negu 5,5 pH vyksta emalio demineralizacija, dantis pradeda irti. Per šarminį terpę, kada daugiau negu 8, gali skatinti akmenų formavimą. Dėl to pas mus ir formuojasi akmenukai, kurie paskui reikia eiti pas dantistą, reikia daryti higieną. O tai yra irgi ir pinigai, ir nemalonumas. Taigi, būtent mūsų dantų pasta iš nedaugelių dantų pastų pasaulyje būtent balansuoja optimaliai. Tai jūs turit atsiminti, kad mūsų probioD dantų pasta turi pH 6,1. Burnos pH svyruoja irgi nuo 6,2 iki 7,6. Taip pat labai svarbu, pagal visus tyrimus, kurie padaryti laboratorijai, kas patvirtina jau iš dalies Europos Sąjungos tam tikrą tarnybą, kad pastoj nėra švinoj, gyvsidabrio, arseno ir kadmio. Visi rezultatai atitinka normą. Faktas, net maži šių metalų kiekiai gali sukelti neurologinius, inkstų ar imuninės sistemos sutrikimus. ProbioD čia visiškai saugi. Kas liečia mikrobiologinis grinumą, tyrimus, analizė patvirtina, kad nėra mikroorganizmų, kurie tokių kaip kandida, kaip pseudomonas aeruginos ir dar visokių nemalonių dalykų, bet iš tikrųjų mūsų dantų pasta labai, labai švari. Kodėl tai yra svarbu? Kadangi šios bakterijos į grybelį
burnoje dažnai sukelia gingivitą, stomatitą ir net sisteminės infekcijas, probiotika garantuoja, kad į burną nepatenka nieko kenksminga. Šiaip tai jeigu kalbėt apie visą tą bendrą filosofiją produktų sukūrimo, tai galiu pasakyti, nors pati formulė nėra išsamei atskleista. Ten yra užpatentuotas ingredientas, kuris unikalus į labai retai naudojamas dantų pastoj, bet pagrindinė idėja nenaikint visas bakterijas, kaip dažnai būna, taip, antibakterinė pasta labai dažnai rašo, kad kuri naikina bakterijos, pas mus atvirkščiai. Mūsų dantų pasta palaiko natūrali, mikrofloros pusiausvyrą. Per daug šiandien šnekėjau, jau pinasi liežuvis. Moksliniai tyrimai rodo, kad burnos probiotikų produktas, kuris pas mus dantų pastai, gali mažinti dantų uždegimą, slopinti blogą kvapą ir apsaugoti nuo dantų ėduonies. Toliau. Dabar aš labai noriu jūs susipažinti su tų paslaptingų ingredientų, kadangi labai dažnai ir matau, kaip rašoma, kad probiotika dantų pasta su probiotikais, kad tai yra probiotinė dantų pasta. Noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad dantų pastui nėra probiotika. Niekur ten neparašyta. Niekur absoliučiai, kad yra probiotika. Kas pas mus yra? Pas mus yra dantų pastoj toks įdomus ingredientas, kuris vadinasi plantaricin. Taip? Kas tai yra? Plantaricin tai yra bakteriacinas, kuri gamina pieno produktų kilmės Lactobacillus plantarum paderme. Tai vadinasi lantibiotikas. Yra antibiotikai, o čia lantibiotikas. Reikia suprasti, kad tai yra ne probiotikas, tai yra peptidas. Kas tai yra peptidas? Peptidas tai yra tam tikrų aminorūgščių junginys. Mūsų atveju plantaricinas turi 27 aminorūgščių junginių. Tie junginiai labai įdomus, ta struktūra labai įdomi, kadangi susideda iš 2 dalių. Pirmąją sudaro 6 galalekanos, iš kurių 4 yra lizinai. Gal girdėjot tokį lizinas, aminorūgšties. O kita atkarpa, kitas legionas, tai yra beta-metilantionai. Kodėl aš apie tai kalbu dabar? Jūs turite suprasti, kad tai yra ne probiotikas. Kažkada labai įdomi buvo tokia, kalbėjau su vienu tokia sveikolė, taip, kuri nevartoja jokių produktų su
su probiotikais, su fermentinius kažkokius ten duonos, su fermentais, su tais, kaip jie vadinasi, drožė. Ir ji man kažkada pasakė, vat man kažkaip užstrigo galvoje, bet tas pasakymas buvo labai tikslus ir bet bjaurus. Ji man pasakė, Natalija, aš nenoriu vartoti tokius produktus, aš nevalgau. Dėl to, kad tu turi suprast, mikrobai sisioja į kakoją. Ir tą, ką jį išsisioja iškakoja, deda į duoną, mes geriam ten fermentuotus gėrimus, tai va čia ir yra bėda. Nu, aš tada pagalvoju, visokių žmonių yra, visokių reikia, bet ji buvo teisi. Ta prasme, kad pas mus būtent Lactobacillus plantaruma medžiaga, kuri tas probiotikas pagamino. Bet aš geriau noriu kitaip paaiškinti, kas tai yra. Čia yra nesisiojimas, įkakojimas. Vat įsivaizduokit vištą. Taip, višta tai yra gerai. Višta ką mums duoda? Kiaušinius. Tai yra irgi geras, sveikas produktas. Tai va, dabar jūs turit suprast, kad višta tai yra probiotikas, tai yra Lactobacillus plantarum, kurio nėra dantų pastoj. A yra pas mus kiaušiniai. Tai yra vištos produktas. Plantaracin, kitaip galima pavadinti bakteriacinas, kitaip galima pavadinti peptidas. Aš tikiuosi, kad jūs dabar supratot, kad mes probio D dantų pastą negalim vadinti dantų pastą su probiotikai, kadangi ten vietoj vištos yra kiaušiniai. Ar supratot? Supratot turbūt. Toliau. Reikia dar suprast vieną dalyką, kas iš esmės tai yra peptidas, kam jis reikalingas ir ką jisai daro. Yra labai, to aš jums, yra tokia National Institute of Health, yra toks puslapis, kurį jūs galit užeiti ir pažiūrėti. Ten labai daug mokslinių straipsnių ir vienas iš tų straipsnių yra apie plantariciną. Ir labai, labai trumpai aš jums tiesiog perskaitysiu, kas ten rašo. Sekundėlę. Pats apibūdinimas plantaricina, ką sako mokslininkai. Daugelį peptidų išsiskiria, gerai, šitą aš jums neskaitysiu. Būtent peptidai ir plantaricinas, apie kurio mes šiandien kalbam, turi antimikrobinių savybių ir vadinasi bakteriacinas. Įprasta bakterijų rūšis, gaminančios bakteriacinus, vadinama pieno rūgšties bakterijomis. Šiais laikais ypatingą dėmesį sulaukti plantaricinas, natūralus antimikrobinis peptidas, kurios gamina Lactobacillus plantarum padermė. Plantarum ir jų bakteriacinai įgijo didelę reikšmę įvairiuose srityse kaip maisto biokonservantai ir arba kaip ingredientai pieno produktuose, raugintos pieno produkcija. Taip pat dabar plantaricinas naudojasi mėsos produktuose, bet aišku, kad ne pas mus.
Taip pat buvo naudojamas plantaricinas patogeninių bakterijų sukeltoms ligoms gydyti. Pavyzdžiui, mažinant dirgliosios žarnyno sindromą. Jūs turbūt žinot, kas tai yra. Tai jeigu netyčia jūs prarysit tą dantų pastą, kuri labai švelni ir skani, tai žinokit, galbūt jeigu daeis iki žarnyno, gal ten kažką gerai padarys jums. Taip pat labai plantaricinas efektyviai mažina patogeninių bakterijų kolonijų skaičių žaizdose. Aš nesakau jums, kad reikia dantų pastą tepti ant žaizdų, bet jūs turėkite omeny. Be to, plantaricinai atlieka stiprų apsauginį vaidmenį nuo šlapimo takų infekcijų. Aišku, kad mes nevalgysim tą dantų pastą, bet jūs turit žinot, kad labai gerai naikina infekcijas. Nors yra atlikta daug tyrimų, bakteriacinų rūšis, jų gryninimą į panaudojimą, kol kas literatūroje nėra labai daug pranešimų apie plantaricinų charakteristikos gamybą ir gryninimą. Kas tai reiškia? Tai reiškia, kad Citatech kompanija, kuri gamina mūsų dantų pastą, turi tokią technologiją, kurią neturi daugelių šalių pasaulyje. Jie sugebėjo tą plantariciną pritaikyti dantų pastoj. Tai yra nuostabu. Kaip ir su Sunrise buvo. Atsimenat kažkada, kada praeitais metais tik tai mes pradėjom analizuoti kamieninės ląstelės ir aš kažkada jums pasakiau, kad dauguma būtent tų ingredientų, kurie pas mus yra, tai malas domestic, kamieninės ląstelės iš obuolių ir kamieninės ląstelės iš vynuogių, dauguma jų pasaulyje visokių kompanijų naudoja išorės. Tai yra visokie serumai, visokie kremai, tai yra labai brangus dalykas. Būtent mūsų produktas, JS Global kompanijos Sunrise'as, būtent mūsų Citatech gamintojas sugebėjo pritaikyti tos ingredientus, kad vartot į vidų. Dabar jau po metų jau yra ne viena kompanija, kuri jau pradėjo taikyti į vidų kamieninės ląstelės. Tas pats yra iš plantaricino. Kol kas pirma kompanija, kuri pritaiko būtent naudojimui burnoje. Dažniausiai plantaricinas naudojamas kaip L-biotikas. Kas tai yra? Ta prasme, kad geriamas į vidų, į mūsų vidų turi papult. Kas yra nuostabiausia, kad būtent tas antibiotikas, bet jisai ne antibiotikas, L-biotikas, kuris naikina patogeninę mikroflorą, bet absoliučiai negali pakenkti mūsų mikrobiomų. Jeigu po antibiotiką mums reikia atstatyti žarnyną, papildyti mūsų mikrobiomą, padėti jam atsigauti nuo antibiotiko invazijos, plantaricinas to nedaro. Jis negali, šiaip tai yra, iš tikrųjų tai yra ateities
tai yra ateities produktas, plantaricinas. Ir manau, kad labai greitai plantariciną mes naudosim labai greitai vietoj antibiotikus. Ir dar kartą noriu pasakyti ir pakartot, kad kampanija būtent eina tuo keliu, kad sumažinti atsparumą antibiotikam. Vietoj antibakterinių ingredientų, kurie naikina ir gerosios bakterijos, įdėtas plantaricinas, kuris nekenkia mūsų mikrobiomų, naikina būtent blogus berniukus. Ar jums dabar suprantama, apie ką aš? Tikiuosi, kad jūs supratot. Tai va, kokių yra klausimų? Kas kam neaišku, parašykit arba pasakykit. Viskas aišku. Kaip dėl vartojimo vaikam? Ar galima vartoti? Ir kokio amžiaus? Taip, galima. Galima, kadangi Nuo pas kiek mus metų? nuo 3, nuo 4. Šiaip tai mūsų dantų pastoj, kuri bus skirta Europai, bus sumažintas kiekis tų ingredientų, kurie gali būti kaip alergenai. Ta prasme, kad tai bus švelni pasta, kuri tinka ir jautriem dantiem. Dar vienas klausimas, Natalija. O dėl fluoro, ar yra fluoro? Nėra. Nėra. Čia yra klausimas, koks ingredientas naudojamas pastoje, kad putotų. Gerai, to aš jums tada dar kartą perskaitysiu tuos ingredientus ir pasakysiu tada. Čia ne vienas ingredientas yra. Taip. Techninis aprašas. Taip, techninis aprašas. Ne, čia angliškas, atsiprašau. Vėl. Sakau, gal galėsi, Natalija, atsiųsti tą aprašą? Ką? Aprašą gal galėsi atsiųsti? Jo. Tarp kitko, pas mane yra irgi labai įdomus toks dalykas, kad kadangi pas mus yra, tarp kitko, apie putojimą, aš jums atsakysiu į tą klausimą, tiesiog labai daug čia informacijos. Žiūrėkit, yra dar vienas ingredientas, kažkodėl aš pamiršau paminėti, papasakot, kas tai yra bletilла striata ekstraktas. Kas tai yra? Tai yra augalinis kilmės ekstraktas, ten parašyta, gaunamas iš orchidėjų šeimos augalo šaknies. Ir būtent iš šaknies tas ekstraktas yra pats vertingiausias. Ta prasme, kad labai svarbu, iš kokio augalo dalies pagamintas ekstraktas. Tai mūsų būtent ta, sakysim taip, orchidėjos šaknis, iš orchidėjos šaknies tas ekstraktas pagamintas. Šis ingredientas naudojamas labai dažnai dėl savo raminančių, drikinančių ir kondicionuojančių savybių, ypač formulėse skirtose jautrioms zonoms, įskaitant ir burnos gleivinę. Tai būtent dėl to ekstraktą mūsų pastą galima pasakyti ir bus parašyta, kad jį galima naudoti ir jautriems dantims. Taip pat aš noriu pabrėžti, kad tai yra ne vaistinė medžiaga, čia yra ne biocidas, bet
bet labai stiprus terapinis tikslas yra. Tai ir yra toks patvirtinimas, kad būtent šitas ingredientas patvirtintas Europos parlamentui dėl kosmetikos gaminių ir jisai labai saugus. Taip pat mikrobiologiniai tyrimai parodė, kad iš tikrųjų tai yra labai aukštos kokybės pas mus ingredientas. Čia kas liečia būtent šito ingrediento. Taip, kažkur pas mane buvo dar. Taip, stabilumo ataskaitos, techninis aprašas. Tai va, ingredientų paaiškinimą. Tai plantaricinas mes jau išsiaiškinom, kas tai yra natūralus peptidas išgaunamas iš pieno rūgšties bakterijos. Veikia kaip natūralus antibakterinis agentas, padeda palaikyti burnos higieną ir mikrobiomą, neslopina naudingų bakterijų. Tai yra ne probiotikas, o jų gaminamas natūralus junginys. Apie bletilą striatą šaknų ekstraktą mes jau pakalbėjom, kad čia yra priešuždegiminė raminamoji savybė turi. Padeda saugoti dantenas. Kas liečia obuolių vaisių ekstraktą, tai yra malus domestic, tai yra natūralus antioksidantas, padeda stiprinti dantenas ir burnos gleivinę, saugo nuo žalingų aplinkos poveikių. Toliau kiti ingredientai: drykikliai, sorbitolas, glicerinas, abrazyvai, tirštikliai, ksantano dirva ir kiti komponentai. Kas liečia putojimą, tai putojimą duoda būtent tirštikliai, ksantano dirva. Čia yra ksantano dirva, galbūt jūs žinot, kas tai yra. Tai yra iš mikrodumblių, ekstraktas mikrodumblių, ksantano dirva. Tai yra labai toks saugus tirštiklis, pavyzdžiui, ką jis tirština, visokius maisto produktus, kečupą labai dažnai, sveikolišką kečupą vietoj krachmolo deda ksantano dervą ir visokius padažus. Azijoje naudoja labai dažnai tirštiklis sriubos. Kas buvo Azijoje, turbūt žinot, kad labai daug sriubų yra tokių kaip kiselius. Pas mus naudoja krachmolą, ten ksantano dervą. Tai va, taip. Tai supratot, kas putoja pas mus. Labai mažai reikia iš tikrųjų tos dantų pastos, poveikis labai malonus, netgi pradeda tas švarumas taip su liežuviu duoda netgi tokią garsą. Tik jaučiu visada, kad iš tikrųjų tai jau švaru ir gražu. Kokių dar yra klausimų? Klausimėlių. Ar mes turim klausimėlių? Neturite, ja? Maždaug supratot, ką reikia, kaip reikia parduoti dantų pastą, į ką reikia atkreipti dėmesio. Kad čia nėra jokios medžiagos, kuri naikina absoliučiai visus bakterijos. Natalija, dar vienas klausimas. Tai gerai, kad fluoro nėra, ar kaip? Tai aišku, kad gerai. Tai aišku, kad gerai. Nereikia to fluoro. Pas mus viso pirmiausia fluoras tai yra alergenas dabar skaitosi. Fluoro perteklių pas mus tiek daug, mūsų vanduo irgi turi fluoro.
Labai daug mineralinių vandenų visokių su fluoru jų tikrai nereikia. Jūs žinot, kam reikalingas fluoras? Žinotgi turbūt. Čia yra esmė ta, kad natūraliai mūsų mikroflora burnoj vėlgi daro savo darbą, kurį turi daryti iš prigimties. Kadangi vis tiek mes ne kūdikiai, čia pas kūdikių yra viskas tvarkoj, bet su amžium pas mus viskas keičiasi, mūsų organizmas pilnas visokių nesąmonių, plastiko, kukurūzų modifikuotų, sunku patikėti, čia šiukšliadėžė, ne mūsų organizmas. Ir kažkaip su to reikia susidarot. Kas tą darbą daro? Ne mesgi, mikroflora daro. Tai va, tai viena mikroflora yra žarnyne, kita mikroflora yra burnoj, kita mikroflora pas mus yra tai mūsų oda. Jūs turbūt žinot, kad negalima plaut kūną su antiseptikais. Tie kažkada turbūt atsimenot, labai reklamavo antiseptinę muilą, kad vaikas ateina namo, plauna rankytes ir mama sako, tai va, tu dabar švarus. Plauna vaikas su baktericidiniu muilu ir naikina visą apsaugą, odos apsaugą. Nieko gero nėra. Tas pats ir su dantų pasta. Ten, kur yra antibakterinė, tai žinokit, kad čia nereikia to naudoti. Dėl to, kad naikina visos bakterijos. Tai va, tai mūsų dantų pasta palaiko mūsų mikroflorą. Ir tai yra labai gerai. Kokių dar klausimų yra? Tai man atrodo, apie dantų pastą užteks ir gal mes pasidarom atskirą įrašą, nes realiai vos valandą laiko. Taip. Tai tada stabdau įrašą.